Aš noriu perspėti iš karto. Visi tie, kurie kaupėte antroje pakopui ir dabar išeinate, arba išėjot, arba išeisit toj pat, jokių būdų nepasirašykit su sodra anuiteto sutarties. Anuitetas ką tai reiškia, kad tavo kauptus pinigus antroje pakopui, iš tos pakopos iš privačių fondų perima įneša į sodrą ir tau sodra moka tas kas mėnesinės išmokas, 20, 30 ar 40 eurų. Nes dabartiniam įstatymui yra spastai padaryti. Jeigu jūs pasirašo tą sutartį anuiteto, jūs nebegalėsit išeiti. Jeigu nepasirašo, o įstatymo priėmimo jūs galėsit išeiti. Nesirašykit jokių būdų tų sutarčių. Palaukit tam pusmetį ar kiek reikia iki įstatymo įsigaliojimo, tada jūs tus pinigus visus galėsit išsinešti. Jeigu nesulauksit, jūs visi esat kalėjime. Antra pakopa prasidėjo nuo 2004 metų. Ją atnešė Blinkevičiūtė. Kad neužmirštumėt, ją atnešė socialdemokratai. Aišku, dabar socialdemokratai gal išneš. Koks jūsų pliusas per tą laiką? Atmetus infliaciją ir ką uždirbot? Per 20 metų jūs uždirbot 1,8%. Tai va čia yra jūsų pinigai. Kur dėsim? Jūsų kosminis uždarbis. Tada užduokit savo klausimą vieną. Prieš 20 metų ką jūs galėjot nupirkti už 1000 eurų ar litų ir ką dabar galite nupirkti. Tai va čia jūsų ką jūs uždirbot. Iš tikrųjų jūs nieką neuždirbot, pradirbot. Bet administravimo mokesčio fondai po 50 milijonų kasmet iš jūsų pasiėmė. Net tai geriau neskubėkit pasirašinėti, ramiai pabūkit, pagyvenkit be tų 20 ar 30 eurų priedo per mėnesį, jeigu jau ir išėjate pensiją, kaip sakant, bet nepasirašinėkit, tada galėsite atsiklysti. Nes pasirašę negalės. O dabar su tom dalim yra labai paprastai. Žmogaus įmokėta dalis pasiema žmogus savo, valstybės įmokėta dalis grįžta į sodrą ir grįžta iš žmogaus prie pensijų. Kaip sakant, ten taškų pavydalų stažo ir kitais dalykais. Tai čia variantas pasiūlytas geras. Šiuo atveju šitas variantas geras.